ar galime tas istorijas, kurios nutinka mums gyvenime, panaudoti pristatant save? Darbdaviui arba auditorijai, kuriai reikia sakyti vienokią ir kitokią kalbą. Tai štai aš dažnai vedu mokymus apie istorijų pasakojimą. Ir tokiais atvejais, kad auditorija pajustų, ką tai reiškia istorijų pasakojimas, kaip jis veikia, kaip istorija veikia, aš jiems duodu pasirinkti. Sakau, štai pristatysiu save, kad aš esu patyręs istorijų pasakotojas ir patyręs scenaristas. Ir kaip jūs norit, kad aš save pristatyčiau? Ar kad aš pateikčiau jums CV duomenis, ar kad papasakočiau istoriją, kaip rašant scenarijų manęs vos nenušovė? Na, turbūt ir patys dabar jaučiat, kad dažniausiai auditorija renkasi istoriją. Nes jie girdi, kad aš jų neapgaudinėjau, sakydamas, kad papasakosiu istoriją, kaip vos nenušovė manęs. Jie nori tą istoriją išgirsti. Istorijų pasakojimo teorijoje sakoma, kad tokiais atvejais geriausia pateikti ir CV duomenų, nes yra auditorija visada žmonių, kurie vadovaujasi faktais, ir papasakoti istoriją, nes tikrai auditorija yra tų žmonių, kurie labiau emocijomis vadovaujasi ir labiau užfiksuoja emocijas ir jas priima. Taigi papasakosiu istoriją, kaip vos manęs nenušovė rašant scenarijų. Dirbau aš tuomet scenaristu tokioj kompanijoje Arteta ir ten buvo ofisas, studija ir pradėjo statyti papildomą didelę studiją televizijos įrašams. Na ir tuo pačiu prie tų statybų dar nutarė, kad reikia ir praplėsti ofisą. Ir pastatė, reiškia, šiek tiek toliau už studijų dar vieną ofisą. 3 aukštų ir mane pasodino tam tolimesniajam naujajam ofise, 3 aukšte, pačiam paskutiniam kabinete, kad niekas man netrukdytų, nes scenarijus rašyti yra pakankamai, tu toks vienišas jauties, kai rašai, nes visi, kas kūrė televiziją, tai komandomis, čia ir operatorius, ir režisierius, ir aktoriai, ir dalyviai, ten vedėjai, jie šurmuliuoja, kalbasi, juokiasi, o tu vienas uždarytas kaip kalėjime. Tai aš vis lyzdavau paklausyti, pažiūrėti. O prodiuseris tai matydamas sakydavo, eik dirbti, tai jisai mane dabar, kad aš neičiau į tą šurmulį, uždarė, kaip sakiau, tolimiausiam kabinete ir tokį vienišą paliko. Bet kad bent girdėčiau, kas vyksta tas šurmulys, aš dirbdavau atsidaręs duris kabineto. Nu bent tiek, kad girdėčiau, kas ten darosi žemai, reiškia, 1 aukšte. Na ir štai vieną kartą, buvo tai penktadienis, o penktadienį, reiškia, baigi rašyti seriją. Ten pirmadienį sugalvoji planą, pasitvirtini ten, reiškia, su prodiuseriu ir tada ten antradienį, trečiadienį, per 2 dienas, ten kartais iškrenta vidury filmavimas, bet reikėjo man, aš jau viską žinau, tiesiog reikėjo atsisėsti ir užbaigti rašyti seriją, ten juokingo, reiškia, serialo, komedinio. Ir žinau, kad kai pabaigsiu, bus savaitgalis, bus taip gerai ir aš tada skubėdamas, kad jau greičiau į tuos namus, į tą šventinį savaitgalį, atsisėdau ir 2 valandas rašiau nepakildamas nuo kėdės. O kaip vėliau supratau, judesio davikliai, kurie visur buvo, nes tai televizijos studija, brangi aparatūra ir taip toliau, visur buvo judesio davikliai, kai tu prie kompiuterio sėdi ir labai nedaug judi, tik tai rankos judina, ten galvą kiek pakreipi, jie nefiksuoja to judesio kaip tokio. Penktadienis, visi baigė darbą ir išėjo, ir apsauginis užmiršo mane, o jis sėdėjo tam senam ofise, ten toli. Ir kadangi visi išėjo, jis įjungė signalizaciją, ir savo ramiai snaudžia žiūrėdamas televizorių. Aš tuo metu 2 valandas rašęs, baigiu rašyti, atsistoju, pasiražau ir taip neskubėti nesinori niekur. Penktadienis, visai kitaip jautiesi toj darbo vietoje, kai viskas padaryta ir kai galėjai. Dar aš taip vaikštinėju, pro langą žiūrinėju. Tuo metu pas apsauginį judesio daviklis įjungia signalizaciją. Kažkas pažeidė perimetrą. Vagis kažkoks, reiškia. Jis, reiškia, čiumpa savo ginklą ir kaip priklauso pagal instrukcijas. Jis to niekad gyvenime nesitikėjo, kad tai bus. Nes, kasgi ten brausis. Ir pradeda eiti, bet jam eiti gan toli. Nes reikia praeiti seną studiją, naują studiją ir tada dar užlipti 3 aukštą pas mane. Per tą laiką aš ten pasiražęs, einu prie spintos. O spinta, reiškia, toks ilgas koridorius, kaip sakiau, atidaryta ir taip siena. Ir spinta už tos sienos. Ir aš, reiškia, prieinu prie spintos pasimti savo striukės ir tarsi dingstu iš kabineto.
apsauginis per tą laiką jau ateina, užlipa ir jis mato. Tikrai atidarytos duris, tikrai šviesa, bet kas kabinetės jie nemato, nes aš už sienos. O aš įsitraukiu į spintos savo striukę, turėjau tokią gariūnuose pirktą odinę striukę su kailiu, va tokie geležiniai kabliai, va tokie didumai, čiuk, reiškia. Ir staiga žiūriu, bato raištelis atsirišo. O striukė tas sunkiai ir aš taip tingiu ją dabar, reiškia, vėl nusiimti, kabintis. Ir aš taip ant galvos ją užsimečiau, va taip. Ir atsitapiau užsirišti bato raištelio. Aš atsitapiau užsirišti bato raištelio, o per tą laiką jis jau prieina visai arti apsauginis. Ir įeina į vidų. Ir jisai mato. Va toks va, juodas kalnas kažkoks. Ir aš taip atsikeliu užsirišęs raištelį. Ir žiūriu, priešais mane pistoletas, va taip per pusę metro man taip į veidą įremtas. O už to pistoleto dar per metrą raudonas jo veidas ir tokios įsprogusios akys. Žiūri taip į mane. O mes vienas kitą pažįstam. Nu, kasdien eini darbą, labas, ten sveikas, išeini viso gero. Žiūrim tai vienas į kitą, jis į mane pistoletą įrėmęs, o aš toks iš vis pasimetęs. Ir tokia kvaila situacija, mes taip, šiaip nėra nieką sakyti. Nu ir taip kažkaip taip įsiskyrėm, einu aš link mašinos, galvoju, nu va, kaip kvailai čia atsitiko, kas čia per situacija tokia. Bet taip atrodo nieko visai, atsisėdau, užvečiau variklį ir tada tik tai koją ant akceleratoriaus uždėjau ir jaučiu taip tą koją visą. Užjungiau variklį, pasėdėjau 20 minučių ir tada tik tai važiavau namo. Žinoma, šita istorija kažkokios tai ypatingos žinutės, kaip paprastai būna istorija neša tokia pasaulyje žiūrinė, filosofinė žinutė apie gyvenimą, jinai nelabai neša, nes čia toks, nu, taip atsitiko tik tai jisai tos prasmės didelės neturi, bet išklausę tokią istoriją, jūs ir prisiminsit ją ir mes jau būsim užmesgę emocinį ryšį ar netolimesniam bendravimui. Ir jūs tikrai savo viduje pasidarysit išvadą. Nu, jeigu žmogui rašant scenarijus net atsitiko tokia istorija, nu, tai jis tikrai rašė ne vieną, ne dvi ir ne 3 istorijas, ne vieną ir ne 2 mėnesius jis tai darė. Ar ne, kad per tą visą laikotarpį atsitiktų net ir tokia istorija. Tai štai tokią istoriją aš visada naudoju ryšiui su auditorija užmegzti ir save pristatyti kaip tam tikros srities profesionalą.